Spalvotų pieštukų pasakos. Pieštukai ir spalvų debesis. Vieną spalvotą rytą, kai spalvota pieštukijos saulė riedėjo per spalvotą pieštukijos dangų, iš paslaptingųjų pieštukijos kalnų atskrido didelis spalvotas debesis ir pakibo virš vaivorykštės aikštės. Ta rytą pirmasis atsikėlė geltonas pieštukas. Jis nusiprausė, pavalgė ir išskubėjo pas Rožinį, nes jie abu buvo susitarę eiti ant vaivorykštės tiltelio skaičiuoti debesėlių, kurie atskrenda į spalvotą pieštukijos dangų iš paslaptingųjų pieštukijos kalnų. Kelkis, Rožinį! Aš jau atėjau, eime skaičiuoti debesėlių! Kvietė Rožinį geltonas. Labas, aš jau pasiruošęs, atsakė pro duris išeidamas Rožinis. Geltonas ir Rožinis nuėjo link vaivorykštės tiltelio. Užlipę ant tiltelio jie pradėjo skaičiuoti debesėlius, kurie formavosi toli virš kalnų ir skriejo pieštukijos link. 1, 2, 3, 4, skaičiavo Rožinis. 5, 6, 7, 8, tęsė geltonasis. 9, 10. Ui, kas čia dabar? Nustebo Rožinis, pasisukęs į vaivorykštės aikštę ir pamatęs virš jos kabantį didelį spalvotą debesį. Tu atsisuk, pasižiūrėk, kas kabo virš vaivorykštės aikštės, sušuko Rožinis geltonajam. Koks didžiulis debesis, iš kur jis čia atsirado? Stebėjosi geltonas. Bėkime papasakoti kitiems, suriko Rožinis ir abu pieštukai nubėgo kelti draugų. Ei, visi kelkitės! Šaukė geltonas. Iš savo trobelės piktas išlindo raudonas. Ko čia rėkaujat? Supykęs pasakė raudonasis. Miegot neleidžiat, toliau burbuliavo jis. Tu pažiūrėk, kas kybo virš vaivorykštės aikštės, šaukė jam Rožinis. Pieštukams besiginčijant pasirodė baltasis, kuris atėjo iš žemės spalvų kalvų, ir mėlynas, kuris atbėgo iš šviesių spalvų miško. Juos abu atsiuntė pasižiūrėti iš arčiau į paslaptingai kabantį spalvotą debesį. Raudonas, geltonas, Rožinis, mėlynas ir baltasis nuėjo link vaivorykštės aikštės. Spalvų debesis buvo toks didelis, kad net visa vaivorykštės aikštė atsidūrė po debesimi. Pieštukai stovėjo netekę žado ir žiūrėjo į virš jų kabantį didžiulį spalvotą debesį. Netikėtai iš niekur atsiradęs pilkasis pieštukas pradėjo garsiai šaukti: Bėkite iš ten, bėkite! Kol pieštukai susivokė, kas čia vyksta, debesis pradėjo pulsuoti ir švietėti įvairiausiamis spalvomis ir staiga nusileido ant vaivorykštės aikštės, kurioje stovėjo pasimetę ir nustebę pieštukai. Pieštukai atsidūrė debesyje. Čia viskas buvo iš debesų ir viskas sklandė ore. Pieštukai stovėjo ant didelio pailgo debesies, panašaus į tiltą, kuris juos nešė nežinia kur. Tolumoje matėsi debesų miškai, debesų pievos, debesų ežerai, debesų pilis ir net kažkokie keisti didžiuliai nematyti gyvūnai iš debesų. Pieštukai pateko į debesų karalystę, kur juos nešė debesis, ant kurio jie stovėjo, pieštukai taip pat net nenutokė. Po kiek laiko debesų tiltas sustojo prie debesų kalno, kuriame matėsi kažkoks keistas įėjimas, tarsi anga ar plyšys. Pieštukai nuėjo ten. Įėję į tą plyšį, pieštukai pateko į keistą spalvotą tunelį. Jos sienos buvo iš debesų, o ant debesų sienų mirgėjo ir švietė spalvoti maži debesėliai, o tunelio gale matėsi žydrai rausva šviesa. Išlindę iš tunelio, jie neteko žado. Žydrai rausvoje padangėje, tartum kokia saulutė, švietė geltonas debesėlis, o po juo ore sklandė didžiulis ir spalvotas debesų tortas, o į tą spalvotą debesų tortą vingiavo takelis iš spalvotų sausainių, kurie buvo iš spalvotų mažų debesėlių. Pieštukai pajudėjo spalvotų sausainių takeliu į spalvotą debesų tortą. Spalvotas debesų tortas buvo toks didelis, kad pieštukai atrodė lyg mažyčiai nykštukai atsidūrė prie milžiniško debesų saldumynų kalno. Čia nebuvo nei jokių durų, nei jokių kitų įėjimų, nei jokio kito kelio ar takelio ir atrodė, jog visi atsidūrė aklavietėje. Lipam į tortą,
pasiūlė Geltonas ir pirmasis pradėjo kopti debesų torto šonu į viršų. Paskui jį pradėjo lipti ir kiti pieštukai. Užlipę į patį debesų torto viršų, pieštukai atsidūrė debesų torto slėnyje. Čia tekėjo spalvota upė iš spalvotų debesėlių. Prie upės ganėsi spalvotos avelės, taip pat iš spalvotų debesėlių. Tolumoje stovėjo į tortą panaši pilis ir ji taip pat buvo iš spalvotų debesėlių. O į pilį driekėsi ilgas tiltas ir, žinoma, iš spalvotų debesėlių. Įėję į pilį, pieštukai atsidūrė spalvotų debesų salėje, kurios viduryje tryško spalvotas debesų fontanas, o salės gale stovėjo didelis debesų sostas, o soste sėdėjo spalvotų debesų karalius Debesys. Kodėl atvykote? Kreipėsi karalius į pieštukus. Mes šiaip iš smalsumo, Atsakė Raudonas. Bet mes juk ne patys sugalvojome. Pasakė Baltas. tavo debesis nusileido mūsų vaivorykštės aikštėje ir mes patekome į debesį, Kalbėjo Rožinis. Mano debesis vieną kartą per 100 metų nusileidžia Pieštukijoje vaivorykštės aikštėje pasisemti spalvų magijos ir niekada dar nėra tai buvę, kad jis kartu su spalvomis pasiimtų ir pieštukus. Kalbėjo spalvotų debesų karalius. Tai ką dabar darysite su mumis? Paklausė išsigandęs Geltonas. Jūs per daug matėte ir per daug sužinojote, todėl aš taip lengvai negaliu jūsų paleisti, Pasakė karalius. Bet mes niekam nepasakosime apie jūs. Pažadėjo Raudonas. Mes norime namo. Nerimavo Rožinis. Paleiskite mus. Prašė Mėlynas. Aš juk nesakiau, kad jūs čia turėsite pasilikti visam laikui. Kalbėjo Debesys. Sąlyga tokia, prieš išeinant iš mano pilies, jūs turėsite atsigerti debesų vandens iš mano debesų fontano. Ar sutinkate? Paklausė karalius pieštukų. Mes Sutinkame, tikrai sutinkame. Garsiai šaukė pieštukai. Pieštukai priėjo prie spalvoto debesų fontano, pasisėmė į rankutes spalvoto debesų vandens ir jo atsigėrė. Vaivorykštės aikštė kaip visada švytėjo visomis vaivorykštės spalvomis. Aikštėje stovėjo Raudonas, Geltonas, Rožinis, Mėlynas ir Baltas pieštukai. Ką mes čia veikiame? Paklausė Raudonas. Nežinau. Atsakė Baltas. Aš gal per sapnus atėjau, jūs visi taip pat gal? Garsiai mąstė Mėlynasis. Geltonas susižvalgė su Rožiniu ir nieko nesakė, abu nubėgo atgal link vaivorykštės tilto skaičiuoti spalvotų debesėlių. Pabaiga.